mano Facebook profilyje kartu su Danute Naujalienė. Labas, Danute. Labas, Žaneta, labas, labai malonu tave matyti. Man irgi labai smagu ir žinau, kad čia tau, kaip sakoma, pirmas kartas. Pirmas kartas, kaip visą laiką turi savo a, tokį malonumą, netgi sakyčiau, pirmų kartų. Nu, pirmiausia, kol pirmi kartai sako, tol mes ir jauni, ar ne? Tai jau gera žinia. Kita vertus, išėjimas į viešumą su pirmu kartu, tai čia iš vis yra labai didžiulis toks pliusas. Todėl, kad šiuo atveju konkrečiai kalbu apie tave, Danutę, ir aišku, to pačiu pristatau visiems tiem, kurie jau jungiasi, matau, ir kurie dar jungsis, aišku, vėliau. Tai Danutė Naujalienė yra mūsų intuityvioji mentorė. Labai džiugu tave šiandien pakviesti pokalbiui apie tai, ką tu darai, nes tai, ką tu darai, iš tikrųjų darai nuostabius dalykus. Gilinės į tas visas tokias, sudėtingas, sakykime, vidinės situacijas, kurias galim vadinti traumomis, išgyvenimais, netektimis, kažkokias tai ilgalaikiai prisirišimai, gedėjimai ir taip toliau, ir taip toliau. Na, žodžiu, iš tiesų sunkios energijos, jeigu jau žiūrėti iš tos pusės. Ir todėl, kaip sakau, labai labai reikalingi yra tokie žmonės, nes dabar daug kas, žinai, mėgsta apeidinėti tą sunkumą ir išeiti į kažką tokio lengva, tėkmė, paprastai viskas, žinai. O va kaip tau atėjo tie suvokimai, kad šitas gylis vis dėlto yra tai, kuo tu nori užsiimti, ar ne, arba jauti tiesiog vidinį tą potraukį padėti žmonėms, vidinį norą padėti žmonėms, moteriams konkrečiai, kiek aš žinau, su tom visom giliom, sudėtingom gyvenimo situacijom ir kaip iš jų išeiti. Kaip tu atradai visą tai savyje? Gali pasidalinti? Tai pirmiausia, pasisveikinsiu su tais, kurie stebi mus ir kurie stebės ateityje. Iš tikrųjų, Žaneta, tikrai pas tave pirmą kartą tavo erdvėje ir šiek tiek toks jauduliukas ir kaip tu sakei, kad pirmas laivas yra, bet kažkada vis tiek turi būti tas pirmas kartas. Ir bet pirmą kartą iš tikrųjų mane irgi pristatei kaip intuityvėje mentorę, tai man toks naujas pavadinimas ir aš dar jį jaukinuosi. O dar norėčiau tiesiog apie save daugiau pasakyti, kad esu 2 suaugusių vaikų mama, mane žmonės žino kaip mauri praktikę, mokytoją, kaip įvairių masažo technikų ir gydomojo masažo specialistė. Ir visa šita veikla yra mano laisvalaikio veikla, labai mylima. Ir dar aš turiu, aišku, ir profesinę veiklą, kuri taip pat susijusi su pagalba žmonėms. Ir tos veiklos yra labai papildančios, viena kitą apjungiančios. Ir aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad jos visos susijusios su pagalba žmonėms. Tai tikrai man teikia labai didelį džiaugsmą ir aš tiesiog save galiu pilnai išreikšti. O iki intuityviosios mentorystės, tai iš tiesų istorija atvedė. Sakyčiau, žinot, kaip yra, atrodo, daug žinai, jau ir žmonėm padedi, ir juos vedi, ir staiga man prireikia pagalbos, mentoriaus pagalbos. Ir pakliuvau vasario mėnesį į tokią aklavietę. Pirmą kartą, šiandien daug kartų minėsiu pirmą kartą sugalvojau pasikviesti į mauri mokymus žmonės per socialinius tinklus. Pasirengiau reklamą, skiriau biudžetą ir iš tiesų skambučių sulaukiau daug, klausimų sulaukiau daug, o tų potencialių klientų, kurie norėtų eiti į mokymo programą, jų iš tiesų buvo labai mažai. Ir tada suvokiau, kad mano reklama nepasiekė to tikslinio klientų. Ir tada supratau, kad aš tikriausiai nežinau, kaip pasiekti tą tikslinį klientą ir uždaviau savo klausimą, o ką man dabar daryti. Ir kai užduodi klausimą, ką daryti, tai ateina ir atsakymas. Tas atsakymas buvo toks, kad Facebooko platybėse pamačiau tavo, Žaneta, kvietimą į 3 dienų laivą apie gausos sąmonę, apie intuityvę mentorystę, dvasinio verslo manifestavimą.
Ir nors tave tikrai matydavau dažnai Facebook'e, bet kažkaip tai aš nelabai suprasdavau, ką tu darai. Gausos sąmonė, dvasinis verslas, pinigai. Ir kažkaip tai man taip, aš taip pažiūrėdavau ir neapsistodavau. O dabar mane taip suintrigavo ir aš galvoju, išklausysiu aš tuos 3 laivus. Ir paskutinėme laive būtent kalbėjai apie dvasinio verslo manifestavimą ir būtent, kad yra labai svarbu surasti savo sielos klientus. Ir tai mane iš tiesų galvoju, wow, čia tai pirmą kartą girdžiu, sielos klientai, tai kas tie sielos mano klientai? Tai tikriausiai ir ta reklama turėjo būti skirta mano sielos klientams. Ir mane toks smalsumas pagavo, kad aš sekančią dieną tau parašiau žinutę ir pradėjau klausinėti, ar tikrai aš čia rasiu tuos savo sielos klientus. Ir mes pasikalbėjome ir aš tikrai nusprendžiau eiti į šitą programą, nes visų pirma, tai jinai yra ilga, 12 mėnesių. Ir kad aš tikrai gausiu 12 mėnesių mentoriaus pagalbą ir kad aš tikrai savo tikslą pasieksiu. Prieš tai turėjau irgi 3 mėnesių irgi mentorystės programą, bet aš pajutau, kad tai vat, ir neįsprendžiau tos savo problemos, kad ir nemokėjau su ta reklama tinkamai pasiekti to tikslinio kliento, to savo sielos klientų. Tai va, tai taip ir prasidėjo mūsų kelias čia būtent su intuityviąja mentorystė, su tuo dvasiniu verslu. Ir iš tiesų tai šitie mokymai man buvo viskas nauja, man viskas pirmi kartai. Kai aš išgirdau, kad dvasinis verslas tai aš esu, tai vėlgi reikėjo priimti tą suvokimą ir kad aš tikrai turiu išlaikyti tas aukštas vibracijas, kad tinkamai mokėti naudoti tą savo energiją, kad būti ryšyje su savo aukštesnė sąmonė, kad būti balanse, protė, kūnu, siela ir jausmai savo. Taip pat, kad aš turiu būti tuo lyderiu, autoritetu tiem žmonėms. Nes jau tie žmonės, kurie yra autoritetai, lyderiai, jau jie būna praėję tą kelią. Jau jie būna susitvarkę su savo emocijomis, su savo ribojančiais įsitikinimais, kad jau jie yra jau padarę savo sąmonėje pokytį ir jie gali ištiesti pagalbą kitiems žmonėms. Tai tikrai man reikėjo vat, šitą visą įsisąmoninti, kad aš tikrai kuriu dvasinį verslą, kad aš ruošiuosi būti būtent tuo lyderiu, tuo autoritetu žmonėms. Taip pat būtent ir apie intuityvę mentorystę buvo labai irgi nauja, kad lyg tai ir žinau, kad turiu tą vidinį potencialą, kad turiu jį skleisti, kad tą ir turiu savo vidinį vedlį ir juo pasitikiu. Bet atsiverti va tom kūrybinėms savo galioms, išeiti iš tų išmoktų sistemų, mokymo sistemų, kas liečia va, tą žmogaus sąmoningumą ir kurti savo programą, savo tą tokią unikalią savo programą, būti savo kūrėja, būti kartu su kūrėjų bendrautoriais būti. Ir, kaip sakoma, tą autentišką savo programą sukurti. Tai irgi buvo čia nauja man ir dar norėčiau pasakyti, kad iš tiesų, Žaneta, jeigu ne šie mokymai, jei ne tu, ne tavo pagalba, tai čia tikrai nesėdėčiau ir nekalbėčiau, nes, nu, tai mano pats didžiausias buvo toksai ribojantis mane išeiti į viešumą ir aš jau norėjau bėgti, bet Žaneta mane užskverno, palauk, kur tu bėgi, eisime į laivą. Tai va, aš esu čia ir kalbu, tai labai tau ačiū, kad nepaleidai manęs. Ačiū tau. Pirmiausia, ačiū už tą pasitikėjimo kreditą, kurį gavau. Ir taip, dažnai vat, ir yra čia tas toks nesusipratimas, atrodo, kad padarysiu reklamą, kaip sakoma, čia tik tai reklamos reikalas. Ir tada pas mane pradės plūkti klientai. Iš tiesų tai yra sąmonės reikalas visų pirma. Ar ne? Suvokimo reikalas, ką aš darau, gylio pajautimas, galų gale to viso
tikslingumo išjautimas, kada, kam, ką ir kaip ir taip toliau, ne tik tai techniniai dalykai. Techniniai dalykai čia yra visiškai antraeiliai, o didžioji dalis nuo to ir pradeda techniniai, nu ir maždaug man nieko daugiau nereikia, aš ir taip jau visa sąmoninga ir protinga. Taip, sutinku, bet nėra integracijos. Tas eina Taip. savu keliu, tas eina savu keliu, o kaip tuos abu apjungti ir nebeaišku. Tai va būtent labai smagu, kad tu tai nu, suvokiai, atpažinai ir jau dabar su lengvumu aš tikiu, kad ir šiandien mums pristatysi, ką tu darai jau dabar, kas yra tavo tikrieji, tie vadinkim, sielos klientai, ar ne, kuriuos tu atpažinai ir kam tu savo Tai va žinią. galiausiai jo per mokymus ir būtent mes aiškinomės kartu su tavim, kas yra mano sielos klientai. Tai iš tiesų atpažinti sielos klientą buvo nelengva, nes aš atrodo prisiliečiu prie daug istorijų prisiliečiu ir man jos visos mielos ir dėl to, kad padedi žmogui, kad vis tiek yra tas rezultatas. Ir, ir tada tu vėl mane sugrąžinai į realybę, kad, palauk, tavo reklama ar pasiekė. Reikiamus žmonės nepasiekė, reiškia, vis tiek toliau gilinamės į sielos klientus. Tai va, tai galiausiai keliaujant per tas istorijas, kur man labiausia tiesiog miela dirbti, kur aš tikrai jaučiu va, tą širdies tokį atsivėrimą, gilį jaučiu. Tai būtent su tais žmonėmis, kurie vat, būtent negali paleisti, turi tą ilgalaikį gedėjimą. 10-15 metų negali paleisti savo mirusių tėvų, vyro, draugų, vaikų ir nebūtinai anapilin išėjusių, tiesiog nutrūkusių santykių. Ir žmonės sukuria jau antrus santykius, bet jie negali pamiršti tų pirmųjų santykių. Ir tada gaunasi, kad jie negali atverti savo duris į tą naują pradžią, į naujas galimybės. Mhm. Tai, Iš tiesų, tai čia va, yra didžiulė, didžiulė problema, sakyčiau. Ir ne vieną tokį žinau, kuris net ir man asmeniniam žinutėm, sakykime, ar ne, rašo ir dėl tų pačių, kaip tu sakai, nebūtinai išėjusių anapilin žmonių. taip, Tai va, tai čia tikrai kviečiu visus atkreipti dėmesį į tai, nes tiesiog neatsilaisvina energija naujam kažkam ateiti į mūsų gyvenimą, ar ne, naujumui jokiam. Ir aišku, čia yra tam tikros istorijos žmonių, tam tikros patirtys, tos traumos išgyvenimai ir taip toliau, ar ne, su kuo tu ir dirbi. taip. Ir galbūt gali dabar dar patikslinti, ar ne, nes aš kaip ir įsiterpiau ir nutraukiau, tai dėl tos savo sielos kliento. Tai va, tai ta, kad būtent ir išbandyčiau tą intuityvę mentorystę, kad tikrai dirbčiau pagal savo tą autentišką programą, tai ir panorau dirbti būtent su tais sielos klientais. Tai yra, pirmiausia, bandysiu su moterimis, tai va tos, kurios tikrai nori paleisti ilgalaikį gedėjimą ir prisirišimą prie skausmingų praeities santykių su tėvais, su vaikais, vyrų draugais, kad galėtų atsiverti toms naujoms galimybėms, naujiems santykiams, kad Čia aš rasti tas tą. bandysiu tavo, tai čia jau aš tave žinau, buvom susitikimas jau ir buvom apsikabinusios Levandų sode ir ne tik, aš Danutę spėjau aplankyti ir jos krašte, Druskininkuose. Taip. Kas esate ten, tai galite net ir tiesiogiai su jie susisiekti. O šiaip Danutė, aišku, tiek vyram, tiek moteriam galėtų padėti, bet tiesiog mūsų intencija yra tokia, tikslingai eiti į pagalbą žmonėm, tai va dėl to kviečiam moteris ir aš jau tikiu, kad tu galbūt turi netgi kur pakviesti tas moteris. Taip, turiu uždarą Facebooko grupę ir ji vadinasi Erdvė tau su Danutė, išsilaisvink naujai pradžiai. Tai erdvė tau, tai tokia jinai tarsi ir patvirtina, kad tikrai tau čia ateik, tau tikrai bus čia saugu. Tai tikrai gali pasitikėti tą erdvę ir kad čia visada rasi pagalbą. Mane Danutė, kuri reikalo esant tikrai išties tą pagalbos ranką. Ir kita dalis šitos grupės pavadinimo Išsilaisvink naujai pradžiai, tai man kilo iš tokios istorijos irgi. Moteris buvo 15 metų jau, kai palaidojusi vyrą ir ruošėsi naujiems santykiams, bet tiesiog sako, aš negaliu kurti tų naujų santykių, nes tiesiog atrodo jaučiu, kaip mane vyras mano buvęs stebi.
Ir jaučiu kaltę, kad kaip aš čia galiu sukurti tuos naujus santykius. Ir tada mes tiesiog, nu, pasikalbėjom, atradom tą pagrindinę priežastį, kodėl jinai negali paleisti vyro, kodėl jinai jaučia tą vidinę baimę ir kaltę. Ir kai, kai jai taip atsilaisvino, tai jinai parašė man žinutę, kad ačiū tau, Danutė, tu atvėrei man duris į naują gyvenimą. Ir tai buvo toks raktinis žodis, kad visada tos durys atsiveria į tą naujumą, į naują pradžią, į naujas galimybės, į visiškai kitos kokybės gyvenimą atsiveria. Tai va, tai tiesiog norėjusi man ir palikti tą pavadinimą, įsilaisvinti naujai pradžiai, dėl naujos pradžios, dėl naujo gyvenimo. Taip, mes būtinai pasidalinsim šitą grupę, kam surezonuos, kas iš tiesų, ką reiškia surezonuos. Jeigu turit šitas problemas, sakykime, ar ne, iš tiesų Taip, jaučiate sudėtinga paleisti yra tuos kažkokius tai santykius, tuos skausmus giluminius, daugybę metų besitęsiančius, tai faktas, kad jums tenai nereikia gyventi tame, faktas, kad yra išėjimas iš to, tik reikia nepatingėti, kaip sakoma, eiti ir susitvarkyti. Tai va, tai čia šiuo atveju Danutė ir tiesia jums pagalbos ranką. Eikite, kipkitės, kaip sakoma, į šitą ranką, nes ranka tai ir ne tik tai ranka ten, oi, nu, tai čia dabar šneka pokalbis, dar kas nors, aš žinau, kad tu ne tik tai pokalbiais esi, kaip sakoma, pilna, tu esi ir dirbantis su energijomis ir labai stipriai. Ir tavo kiekvienas va, tas išjautimas yra nu tokio gylio, kad wow, čia kiekvieną kartą, kai mes su tavim pabendraujam, tai galų galia vien tas pavadinimas grupės, sakykime, ar ne, ar dar kažkokie elementai tos pačios sielos grupės gylio atradimas ir taip toliau, tai yra, nu, Danutė, žinokit, pasakysiu, tokie ten procesai vyksta, kad, wow, jinai, žinokit, pasakys Žanet, ar ten kas nors, ne, aš turiu pati visą tai išjausti, turiu visą tai atrasti per savo gylį, nu, ir čia yra nuostabu, tai yra tai, į ką mes prieinam, ir tai yra iš tiesų tada tikra, ir tai yra tai, kas eina jau iš, nu, ką mes ir vadinam, aukštesniosios sąmonės, ar ne. Tai va, tai gal gali trumpai netgi mums tą paslaptį išduoti, kaip tu ten su ta savo aukštesnėje sąmonė bendrauji, bendradarbiauji, kaip vat, vyksta šitie visi dalykai, tie tokie jau intuityvūs galbūt taip iš tos pusės. tai kaip aš ir minėjau, kad būti tuo lyderiu, tai jau turi praeiti savo kelią vienareikšmiškai ir su emocijom susitvarkyti, ir su tais ribojančiais įsitikinimais. Ir kuo tu daugiau susitvarkai, tuo jauti tą didesnį ryšį su savo aukštesnėje sąmonė. Tu girdi tą balsą vidinį, kaip aš ir anksčiau minėjau prieš tai, kad turi vidinį žinojimą, jisai išsigrynina ir čia nėra nieko kažkokio tai ypatingo, nes kiekvienas žmogus tą turi, mes visi tą turime. Tik tiesiog per tas savo baimės, per skausmus mes negirdim, tos savęs negirdim. Buvo tokia istorija dar, jeigu trumpai. Mhm. Tai irgi moteris buvo atėjusi su tokiu irgi, kad negali paleisti savo tėvo, jau 5 metai kaip miręs. Ir ta moteris, jinai pasimetė gyvenime dėl to, kad tėvas užėmė labai reikšmingą dalį jos gyvenime, jis buvo patarėjų. Ir jinai tiesiog pasimetė dėl to, kad jinai nežino, kaip jai gyvenime, kaip priimti tą sprendimą ar nepriimti. Ir nėra tėvo ir niekas negali patarti. Ir tada aš jos paklausiau, o ką tu galvoji apie save? O kodėl tu nepasitikė savimi? Kodėl tu nepasitikė tuo balsu, kuris tau sako, kad reikia taip daryti? Ir tai moteriai buvo kažkoks irgi atradimas, kad aš galiu save išgirsti, kad aš galiu pasitikėti savo sprendimais, kad čia ir yra pats teisingiausias sprendimas. Jeigu ir neteisingai priimsiu, tai bus mano patirtis, tai bus mano pamokos. Tai va, tai taip ir einame mes į tą ryšį su aukštesnėje sąmonė. Per save, Per savo patirtis, per aišku. savo patirtis, taip. Ir tu čia užsiminiai dar irgi pradžioj, kad dirbi ir su mauri technikom, ir dar ten visokie masažai ir taip toliau. Ar yra dar galimybė irgi gauti šituos, sakykime, dalykus iš tavęs?
gal Be tiesiogiai. abejo, aš darau Mauri prisilietimo sesijas ir jau daugybę metų, nu kaip, 10 metų tą darau. Tai jau yra nemažai, iš tiesų, kaip ir sakau, labai daug istorijų, prie daug istorijų esu prisilietusi. Ir tikrai ta technika labai padedanti žmonėms transformuoti visus tuos skausmus į džiaugsmą, į tą, į laimingą gyvenimą, kaip sakoma. Ir ta sistema, Mauri mokymo sistema, visa jinai yra unikali tuo, kad eini per judesį, šokį ir prisilietimą. Tai man labai tas patinka. Bet Ne čia per... žiūrėk, yra galimybė ir tą judesį daryti nebūtinai tiesioginiai, su tiesioginiais prisilietimais, sakykime, ar ne, galima Taip, daryti online. Aš taip, taip. tiesiog galvoju žmonės, kurie mus žiūri. Jeigu kas žinot reikia, išbandę reikia, tai lygiai taip pat irgi galima ir per nuotolį tas sesijas daryti. Viskas yra energija, viskas pasiekiama. Jo, ir man patiko apie šitą, va, kai tu kalbėjai, Maurė, ar ne, kad tai yra galimybė, na, kaip sakoma, užduoti savo kažkokį tai klausimą ir, sakykime, tos sesijos metu, ar ne, gauni atsakymus. Taip. Tai yra tas procesas, kurio metu tiesiog įvyksta tas vadinamasis susijungimas su savo aukštesniuoju žinojimu, ar ne? Būtent taip, su vidiniu žinojimu, kai viskas tarsi išsigrynina, nueina visos tos mūsų baimės, visos tos trauminės patirtys, tiesiog aš lieku su savim, lieku su savo tuo vidiniu balsu ir su vidiniu žinojimu ir su savo aukštesnėje sąmonė. Ir ateina tie atsakymai ir vyksta tos transformacijos. Čia nėra kažkokių tai stebuklų, visi mes tą galim daryti. Tik tai turim žinoti, kaip tą padaryti. Tiesiog reikia mokytis ir praktikuoti. Jo, ir dabar tu iš savo pusės, kadangi užsiminė apie mokymąsi, ar tai yra, ką tu siūlai žmonėm ateiti ir susitvarkyti su tom savo traumom tiesiog su tavo pagalba, ar tai jau yra mokymas, kad žmogus gebėtų, na, ir kitiem padėti? Kas liečia Mauri mokymus, tai tie mokymai yra iš 2 dalių. Tai pirma dalis yra būtent šokiai, judesys, šokiai. Ir tai yra iš tikrųjų galingi transformuojantys šokiai ir tai yra grinai savo, įrankiai savo. Kaip su šokiais aš galiu save susitvarkyti. Ir pradedant nuo tos fizinės realybės, pradedant nuo ryšio su savo kūnu, nes dažniausiai žmonės jie neturi ryšio su kūnu. Jie kažkur tai įsiplėtę, o kūno nejaučia. Tai va, ir pradedamas tas žingsnelis, tas pirmasis šokis, būtent jisai įsižemint save, pajausti kūną, ką aš jaučiu. Susigrąžinti dėmesį į savo kūną, nes aš ir pati atsimenu, kai man reikėjo dėmesį susigrąžinti, tai aš atrodo jau ir užsimerkus, bet mano dėmesys dar kažkur tai yra. Tai dauguma taip žmonių ir jaučiasi, nes visą laiką jie išorėje. O kad į vidų susigrąžinti, tai žmonės net nepagalvoja, kad reikia susigrąžinti. Tai pradedama ta visa fizinė realybė, pradedant nuo santykių su tėvais, su artimaisiais, su santykiais, su darbu, su profesinė veikla, su pinigais, va, irgi santykis su pinigais. Tai visa tai, kas supa mus toje fizinėje realybėje, tai mes tuo pirmu šokiu, va, tai pradedam dirbti. Ir žmogus, jisai tiesiog save per šokį ir stebi. O kaip aš dabar jaučiuosi, koks mano ryšys su kūnu, o kokie mano santykiai su tėvais. Ir taip per šokį jis atranda tas problemas. Ir tu kalbėjai, žinai, kaip irgi tos vibracijos eina, taip gera tos klausyti. Ir matau, kad ne man vienai, čia mes turime ir pasisveikinimų, ir pasidžiaugimų. Kiek daug vertės jūsų pokalbėje, dėkoju, labai aktuali tema. Ačiū, Danutė, tai, ką tu darai, yra labai vertinga. Ir Jūratė net sako, jau patyriau Danutės malonę ir tvirtinu, kad išsilaisvinimas įvyko. Iš tiesų tai yra išsilaisvinimas. Ačiū labai už gražiai žodžius. Taip, nu aš tikiu, kad tai ne tik tai žodžiai, tai yra patirtis žmonių, ar ne? Ir labai smagu, kai yra žmonės, kurie jau tai patyrė, aš pati dar ne. Aš tikiuosi, kad tikrai iki mokymų pabaigos patirsi, Žaneta. Nu tikrai, žinok, jau jaučiu, kad artėja šitas momentas, nes kuo daugiau su tavim kalbuosiu, tuo labiau norisi, žinai, tas toks
saldumas pagauna. Tai manau, kad ir prie tavo grupės prisijungsiu ir pažiūrėsiu, kaip tenai, kas ten dar, žodžiu, pasigilinti labiau visus tos procesus, bet aš suprantu, kad tai nebus tik tai apie Maurę, ar ne? Ne, ne, ne. Į Mauri mokymus, tai iš tiesų aš ir apačioje laivo irgi duosiu nuorodą į mano Facebooko grupę. Ten verslo puslapis yra, aš kaip tik nuo vasario mėnesį jį pradėjau po truputį pildyti. Susikūriau, aišku, dėl mokamos reklamos, nes turi būti verslo puslapis. Ir mokymus tikrai va tą, ką aš dabar išmokau, kiek turiu žinių, tai bandysiu irgi vis tiek leisti reklamą, pasiekti tą tikslinį klientą, savo sielos klientą galbūt. Ir jau čia visai atskiras dalykas. O toje grupėje tai tiesiog bandysiu ir pati kurti naują programą. Tai kiek aš turiu patirčių ir koks man ateina va, tas pajautimas. Ir be abejo, jeigu reikės tas transformacijas atlikti, be abejo pasinaudosiu ir Mauri technikomis vienareikšmiškai. Nes aš jas geriausia moku, jos man mielos yra. Ir tiesiog aš labai atsiveriu tam toms dovanoms šitos mokymo sistemos. Taip, tai aišku, tai yra, kas mūsų patirtyse, kaip sakoma, išgyventa ir patirta, tai yra dalis jau mūsų, nori, nenori, mes nuo to nepabėgam, ar ne? Taip, Bet faktas, kad tai nėra vien tik tai, žodžiu, nėra to tapatinimuose, kad aš esu tik tai va tas. taip, Aš esu tik taip, ten koks nors Mauri instruktorius, ar ten praktikas, ar kažkas, ar ten reikia, ar teta healing, ar dar ko nors. Mano atveju irgi begalės, bet aš esu viskas. Ir va čia yra tas grožis, kada mes galim savyje sutalpinti daug daugiau tų visų patirčių ir galimybių ir to viso potencialo, kuris nuolat skleidžiasi dar ir toliau keliaujant šituo keliu. Tai labai gera matyti tave šiandien jau galinčią pakviesti žmonės irgi keliauti drauge. Ir tuo pačiu dar kartą primenu, kad Danutė Naujalienė, tai yra tavo Facebooko puslapis, taip, galima ar ne taip. tiesiogiai prisijungti ir mes turėsim su Danutė irgi dar susitikimą. Rugpjūčio 12 dieną, taip pat 11 valandą. Jau čia, Temą paskelbsim. jau čia bus Danutės Naujalienės būtent profilyje, ar ne? Taip. Šitą visą informaciją, kurią dalinsiuosi jau aš kaip kviestinis svečias. Tai labai džiugu. O Danutė kviečia toliau dar kartelį primink savo grupės pavadinimą. Erdvė tau su Danute, išsilaisvink naujai pradžiai. Jo, nu, kadangi pavadinimas netrumpas, tai mes dar Taip. šysim ir pasidalinsim. Tai begalinis ačiū, va, kaip tik rašo Jūratė ir kaip tik norėjau tą patį sakyti, gal. Tai iš tiesų begalinis ačiū tau už tai, ką tu darai, už tai, kad tu ryštiesi, sakykime, ar ne, daryti šitos dalykus ir šitos procesus, vesti moteris į šitos procesus, todėl kad jeigu mes neišsilaisvinam, aišku, iš pačių tų sunkiausių kažkokių tai energijų, kurios laiko kaip inkarai tiesiog, mes niekur daugiau ir negalim nueiti. Tai va, tai labai smagu, kad tu tuos inkarus su tokiu malonumu, kuris skleidžiasi iš tavęs, tai darai, atkabindama juos, padėdama atsikabinti moterim ir išsilaisvinti į visą tai, kas yra gyvenimas, su visom savo spalvom, visom savo dovanom ir galimybėmis. Dėkoju. Ir Tai ačiū, Žaneta, tau. Ir labai tikrai, ir aš labai dėkoju ir labai džiaugiuosi, kad ir tu radai savo sielos klientus ir tarptų klientų ir aš patekau. Tai tikrai irgi labai dirbi labai vertingą darbą, kad tie žmonės, kurie gali įnešti tą šviesą, kad tikrai dar labiau įsiskleistų ir tikrai išneštų žmonėms, nes šiaip labai, kaip ir aš, norisi būti pogrindyje, bet neiti į viešumą. Na, bet iš tiesų reikia ryžtis pereiti tas ribas. taip, Ir aišku, tikiuosi, kad laivas pavyko. kaip jis tikrai pavyko, va turim kiek ir komentarų, ir žiūrinčių, ir dėkingumo žinučių, ir viso ko, tai tikiu, kad dar nemažai ir vėliau pažiūrės prisijungia žmonės. Ir dar kartelį primenam, kad kviečia Danutę į savo grupę. Erdvė, aš Au, su Danute.
Išsilaisvink naujai pradžiai. Jo, ir einam į išsilaisvinimo vizos. Taip, taip. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot ir žiūrėsit. Laim... Gražios dienos visiems. Ir tau, Žaneta, gražios dienos. Ačiū. Ir iki susimatymo. Iki susimatymo visiems. Ate.